Čia dienraščio Bernardino LT pokalbis su filosofu Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi Gintautu Mažeikiu apie Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo geopolitiką. Kalbina dienraščio žurnalistas Vytautas Markevičius. Gerbiamasis profesoriau, greitai sukaks metai, kai prie Baltųjų rūmų vairo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Dar prieš jo prisaikdinimą per vykusią rinkiminę kampaniją girdėjome daug keistų, ambicingų, provokatyvių pareiškimų įvairiais Jungtinių Amerikos valstijų užsienio politikos aspektais. Jie tęsiasi ir dabar. Kaip jūs tai pavadintumėte ir vertintumėte? Visų pirma, jis savo temą geopolitinę plėtojo remdamasis idėją apie chemiosferą, kad Jungtinių valstijų interesų ir galios sferai priklauso vakarų pusrutulis, tiksliau tariant, Amerikos pusrutulis, skaitant ir Lotynų Ameriką, ir Šiaurės Ameriką, ir kad čia yra jų interesai. Tiesa, tai truputį skiriasi nuo to, ką jis žadėjo vadinamai MAGai, Make America Great Again judėjimui, kuriams teigia, kad jo pagrindinė interesų sfera bus būtent Jungtinių valstijų vidaus reikalai. Ir pradžioje, kada jis tik tai kandidatavo ir laimėjo, tai kritikai, įvairūs kritikai kalbėjo apie tai, kad Jungtinės valstijos susitraukė, kad atsisako imperinių lūkesčių ir interesų, kad traukiasi iš globalaus pasaulio ir kad pirmiausia domėsis vien tik tai savimi. Ir pirmieji žingsniai susiję su tarifais, taip vadinamais tarifų politika, kada Donaldas Trumpas norėjo apmokestinti pusę pasaulio dideliais tarifais prekyboje su Jungtinėmis valstijomis. Mums taip ir atrodė, kad jis vykdys tik vidaus politiką ir remdamasis vidaus politiką bandys paveikti ir pasaulį. Tačiau truputį vėliau jau po garsiųjų tarifų pareiškimų jis pradėjo kalbėti, matyt patariamą savo aplinkos, kad Jungtinių valstijų sfera nėra vien tik tai Jungtinės valstijos, bet taip vadinama vakarų pusrutulis, hemiosfera, Amerikos kontinentas. Ir čia jis pradėjo vardinti, kas jam yra svarbu, ir mes prisimename nuo Grenlandijos iki Venezuelos, iki Panamos, iki Kolumbijos. Jis pradėjo reikšti visoms toms šalims savo pretenzijas, įskaitant ir Meksiką ir Kanadą, kaip jie turėtų elgtis, ką jie turėtų daryti ir kaip jie turėtų jam prisiekti. Pastaruoju metu mes matome būtent šitą politiką, labai aktyvę, atakuojant ir suimant tikrai kriminalinį nusikaltėlį ir kartu Venezuelos vadovą, bet taip pat jis grasina ir Kubai, spręsti senąją Kubos problemą ir atrodo pradėjo vykdyti politiką šią linkmę. Kita vertus, tuo pačiu jis pareiškė, įsivaizduoja taip, kad pasaulyje turėtų pasirodyti 3 didžiosios jėgos, be Jungtinių valstijų, tai Kinija ir Rusija, kurios galėtų bandyti valdyti savo sferas. Tai Kinija vadinasi visą Aziją, o Rusija ir Europą. Kita vertus, šitie pareiškimai nėra niekuo pagrįsti. Ir žiūrint jau ir iš Europos kontinento, ar žiūrint, pavyzdžiui, būtų iš Australijos arba Japonijos, tai tie teiginiai apie Kinijos dominavimą arba Rusijos dominavimą atrodo nepagrįsti, o apie Rusijos dominavimą iš viso laužti iš piršto ir neturintys jokio pagrindo. Todėl ta jo vaizduotė, Trumpo vaizduotė nėra visada susieta su realiais faktais ir su realiais duomenimis. Bet taip dažnai pas jį atsitinka. Vadinasi, jo paties aplinkoje nuolatos rungėsi faktai su vaizduotė. Ir šitas faktų ir vaizduotės mišinys taip pat susijęs su jo asmeniniu narcisizmu ir lėmė štai šitą jo politinės orientacijas. Profesoriau, paprastam žmogui susidaro toks vaizdas, kad su savo ambicijomis, užmačiomis pagaliau veiksmais Trumpas po pasaulį vaikšto kaip po savo kiemą. Kas galėtų ir turėtų jį sustabdyti arba pristabdyti? Pasikartosiu, kad savo kiemą jis laiko visų pirma visą didįjį Amerikos kontinentą. Kitur jis vaikšto žymiai atsargiau. Jeigu prisiminsime Gazos problemą ir kaip buvo sprendžiamas štai šitas Izraelio ir Gazos konfliktas, tai toje vietoje jis visą laiką tarėsi su Izraelio vadovybė. Lygiai taip pat, kai kalbama apie
apie Iraną, kol kas jis tarėsi ir su Izraeliu ir netgi ten užduoda klausimus ir Putinui, kad jis tarpininkautų šitą Irano problemą po šiai dienai dar. Vadinasi, yra toks, sakyčiau, po savo kiemą jis vaikšto tik tai po tam tikras teritorijas. Bet jis norėtų, kaip matome, vaikščioti vis plačiau ir daugiau. Kartais kaip jau sakiau, jis kartais remiasi vien tik savo vaizduotę savimylą, o kartais ir realiais duomenimis. Pavyzdžiui, reikia kalbėti apie Europą, kad ir kiek jis ten ką įsivaizduotų, vis dėlto laikas nuo laiko jis yra pasodinamas su partneriais NATO ir turi kalbėtis ir suprasti, kokie yra duomenys ir kokie yra interesai. Ir čia, žinoma, didžiausias iššūkis mūsų laukia, kas bus su Grenlandija. Todėl, kad jeigu Grenlandija ir bus tas kiemas, po kurį jis nori vaikščioti, ir jeigu nepavyks susitarti su Danija, tai kyla didžiulė grėsmė NATO kaip tokiam egzistavimui. Kas gali jį sustabdyti? Sustabdyti jį gali švelnioji ES galia. Švelniąją galia mes vadiname diplomatiją, ekonominius santykius, asmeninius ryšius, senasias tradicijas, į kurias mes apeliuojame, na ir taip pat propaganda. Visa tai yra švelnioji galia. Jungtinių valstijų neįmanoma paveikti stipriąją karinę galią arba, sakykime, stipriąją ekonominę galią. Šiai dienai vienintelis būdas veikti Donaldo Trumpo aplinkai yra švelnioji galia ir ES tuo labai aktyviai naudojasi. Kitas, sakykime, kas gali stabdyti, tai yra Kinija, bet Kinija jau turi ir kitus instrumentus. Jie mažiau remiasi švelniąją galią, bet remiasi savo kariniu oponavimu ir taip pat ekonominiu, ypač ekonominiu oponavimu. Tai yra tik du faktoriai, kurie šiai dienai stabdo. Dar yra vienas silpnas faktorius, kuris stabdo Donaldo Trumpą. Tai yra jo paties vaizduoti, kad Rusija yra labai stipri. Bet atrodo, kad šitas įsivaizdavimas Rusijos kaip labai stiprios pamažėlė blunka. Rusija netenka tos aureolės didybės, kurią Trumpas pradžioj bandė jai priskirti. Profesoriau, žvelgiant į dabartinį geopolitinį kontekstą, pastebime jūsų įvestą realcinizmo savoką. Tai ji, suprantu, yra būdinga Donaldo Trumpo politikai. Nemanau, kad jis yra būdinga vien tik Donaldo Trumpo. Realcinizmas yra būdingas ir Putinui. Ir realcinizmas galėtų būti būdingas ir Erdoganui. Tai realcinizmas, mano nuomonė, remiasi dviem komponentais. Pirmas, tai realpolitik, o realpolitik tai vadinasi tik tai jėga rodo tikrumą. Tikra ir teisinga yra tas, kas turi jėgą ir kas gali ją realizuoti. O cinizmas tai yra moralinė nuostata, kad netgi dėrėtis ir vertinti valstybės ar žmonės reikia tik tai pagal jų galę. Tai vadinasi, kiek jie turi pinigų arba kiek jie turi divizijų ar atominių bombų. Ir šitas realcinizmas kartu pasireiškia elementariais etikos etiketo dalykais, kai galima tyčiotis iš Zelenskio atvažiavusių į svečius į Baltuosius rūmus. Tai buvo dienraščio Bernardinai LT pokalbis su filosofu Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi Gintautu Mažeikiu apie Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo geopolitiką. Kalbino dienraščio žurnalistas Vytautas Markevičius.